ir akmenukų pasaulį, mineralų irgi dirbinukai. Aš Vėlėje iš Vilnos gaminukus susipažinsit, galėsit apžiūrėti, pačiupinėti, apsirengti, nes turbūt sušalę. Ir Simona Dijanskienė, pjaustinių karpinių meistrė. Tarp kitko, šiemet Simonos darbai išvažiuos į Respublikinę parodą, auksinis vainikas, atstovauti ir bandysim ten kažką parvežti iš ten. Laurus. Ne kitaip. Tai gal perduodu žodį Simonai tarpelį. Tiesiog kviečiam pabendrauti, pasidžiaugti, apžiūrėti, kuo šiam krašte gyvenam, kuo esam gyvi. Pažiūrėkit, kuom skiriamės ir kuo panašus. Ir truputį sušilti, bendraujant. Darija. Mane pristatė kaip odininkė, bet odininkė jaučiuosi, nors išsilavinimą irgi turiu kaip odininkės, bet odininkė jaučiuosi kaip meistrė. O šiaip, pirmasis išsilavinimas gemologija, tai suprantat, kad tai yra akmenų mokslas apie visus akmenis. Ir ne vien akmenė, lauko akmenis, skulptūriniai akmenis, bazaltas, granitas ir visi kiti. Ir dar plus tie tokie miniatiūriniai, pusbrangiai ir brangiai akmenukai, kurie mano širdžiai yra patys mieliausi ir patys geidžiamiausi apdirbimui ir savo darbų papildymui. Visus savo ododailės darbus gaminu su akmenukais, jau stengiuosi labai juos kažkur tai pritaikyti, kad patiktų, kad pačiai patiktų ir kad patiktų klientams. Šiaip jau dabar norėčiau, kad jūs apsiveizėtumėte ir iš karto Arūno ar kieno paprašysim užkaisti arbatą, kad jūs galėtumėte ir kavos puodelį dar šildytis ir su kavos puodeliu. Bet ir jūs sušalot, belaukiamas. Prašom, įeikit. Čia kažkada buvo mano dirbtuvės ir stovėjo akmenų pjaustimo staklės visos. Tai nepabruokikit, aš jas perkeliu į kitą garažą, ten arčiau vandenuko, nes man reikia jo labai daug didelis kiekis vandens turėti. Tai va dabar baigėsi mano tas primityvus darbas, aš jau dabar darbuojuosi. Ir čia galėsit iš akmenų suvenyrų būtinai parsivežti. Iš akmenų krašto, būtinai brangakmenių, briliantų, perlų, deimantų. Visko. Jo. Visiems pristatau ne vien tą akmenį kaip, reiškia, juvelyrikos dirbinių objektą, bet dar plus akmuo turi savo cheminės savybės. Ne tik tai yra ne energetika, bet akmenų chemija yra jų cheminė formulė. Ir plus kristalinė gardelė. Tai vat, tie akmenys yra, galiu parodyti, kaip jie atrodo žaliavoje. Va, šitaip atrodo akmenys, kai aš juos parsivežu. Prašom pasižiūrėti. Va, tokia yra žaliava. Čia ne kvarcas. Čia yra citrinas. Čia va ametistas. Ametistas yra jo cheminė formulė CO2 su pėdsakais seleno. O tas citrinas gaunasi tada, kada ametistas gauna terminį kažkokį impulsą. Tai yra vulkaninėse krateriuose, dar požeminėse karštose srovėse. Va, tas pats ametistas, jisai virsta, va, čia ametistas yra kaip žaliava, o šitas ametistas jau apdirbtas, jau aš jį. Jo, čia yra akis. Čia yra kvarco grupė. Dar ta pati cheminė formulė bazalto įtakoje suformuojasi irgi silicio trioksidas. Apšlifuoti. Čia jau apdirbti, apšlifuoti, aš juos dėsiu į gaminukus.
Čia yra labradoritas. Lygiai ta pati cheminė formulė, skirtinga kristalinė gardelė. Jeigu čia yra kubinė kristalinė gardelė, čia tetraedrinė kristalinė gardelė. Va. Tai jie skirtingi yra truputėlį. Ir matot luminescencinį tokį bliką metą. Bet tai yra kiekvienas akmuo skirtingam žmogui skirtingai stiprina. Čia dar reikia žinoti, kam kokią akmenį. Jo. Ne, kvarcą kiekvienas gali pasiimti. Pravalysim, kaip reikia. Kad reikia kabdės per galvą. Akmenys. Kažkas vis žinojo, domėjo. Akmenį, ne? Aha.